Sveiki. Tai mes tos trys. Rusnė, Dominika ir Saulė. Taigi, mano vardas Saulė, esu 17 metų paauglė iš Vilniaus, tokia kaip ir mama visos grupės. Domiuosi muzika, kitų visokių menų, pilietiškumu ir šiaip bendrai jaunimo gyvenimu. Aš esu Rusnė, laisvalaikiu su draugais mėgstam nufilmuoti vieną kitą filmą. Turiu savo laidą internetinėme radijuje Estakada 99. Kalbinu įvairias lietuviškas alternatyvias grupės, klausom jų muzikos, aptarinėjom. O aš esu Dominika, man taip pat 16 metų, esu šios trijulės vidurinysis vaikas. Šiaip esu ir labai stengiuosi būti aktyvi ne tik mokyklinėje veikloje, bet ir apskritai kasdienybėje, todėl laisvalaikiu groju elektrinę gitarą, savo moksliškai stengiuosi pramokti groti pianinu, daug skaitau ir labai mėgstu gaminti maistą. Šiaip mes visos truputį prie meno galima būtų pasakyti, o mūsų labai jau paslaptingas pavadinimas su tom trim, jau minėjom pradžioj. Mes labai norim kviesti į laidą įvairius svečius, iš kurių norim pasisemti kažkokios gyvenimiškos patirties, sužinoti iš jų dalykus, kurie mus pačias domina ir kurias mes manom, kad jūs taip pat domintų, nes aš tikrai yra dalykų, kuriuos norėčiau sužinoti iš įvairių žmonių, kuriuos aš matau kaip savo tokias kaip siekiamybės. Ir taip pat jais pasidalinti su jumis. Kalbėtumėm turbūt daug apie muziką, apie pilietiškumą, apie mokslus, santykius. Apskritai šiuolaikinį pasaulį paauglio ir jaunimo akimis. Mums visiems, manau, tikrai dabar labai aktualu rasti ir save, ir su kitais gražiai bendrauti. Tai ką mes kviestumėm? Šiaip visai būtų smagu pasikviesti tokius žinomesnius atlikėjus, pavyzdžiui, kaip Solo ansamblį. Aleksandravičius. Taip. Nu čia jau taip siekiant labai aukštumas, bet tikrai būtų smagu pakalbinti. Aišku, sužinoti tokių, manau, visiems įdomių klausimų tiesiai iš atlikėjų. Norėčiau galbūt pakviesti įvairių profesijų atstovų. Labai įdomu, kaip jie to pasiekė ir ką mums daryti, kad mes to pasiektumėm. Būtų labai netgi su pačiais žurnalistais įdomu pakalbėti, kaip vyksta tie visi užkulisiai, pačius LRT laidų vedėjus pasikviesti. Bet ne vien, man rodos, tų tokių įžymybių irgi ir kitus mokinius, moksleivius galbūt, studentus, kurie kažką tikrai labai aktyvus daro ir siekia, nes tokių žmonių tarp mūsų bendramžių yra labai daug. Ir labai noris sužinoti, kaip jiems viskas išeina ir kokie jų gyvenimai. O dabar su tomis trim laidoje Airė Krukauskaitė. Tiki. Savukas. Labai smagu šiandien tave čia turėt. Dauguma turbūt tave matė TikToko platformoje dainuojant angliškas dainas lietuviškai, jas išvertus. Bet pradėjai nuo savo piešimo ant drabužių kaip ir biznio to vadinamo. Versliuko. Kaip tu čia Kaip kilo tokia idėja? Jo, keliau visokius video, ne tik piešimus, bet vienu momentu sugalvojau irgi pastumėtą sužadėtinę, sako, gal tu susikurk atskirą profilį, kur galėtum kelti savo tos piešinius ir irgi labai atidėliojau, nenorėjau ten to dalyko kelti, jokių video kelti. Galiausiai pagalvojau, kad o kodėl ne, pabandysiu. Ir susikūriau savo atskirus tokius socialinius tinklus, būtent piešimams. Pamačiau, kad labai domino žmonės, o būtent dainavimas atsirado visiškai netyčia. Buvome kartu su sužadėtiniu ir jisai pasiūlė man tą dainą perdainuot gražiai, o ne tiesiog kažkokiais juokeliais ir aš tiesiog įrašiau ir pavyko. Bet žmonės tikrai domina tai, ką tu darai ir tu turi visai nemažą auditoriją. Kaip tu jautiesi, kai žmonės tave žino iš TikToko ir pavadina, pavyzdžiui, TikTokerį? Jo, labai keista, nes aš ką tik turėjau ten 1000 followerių. Nesitikėjau tokio dalyko, mane sekė mano pažįstami, draugai iš mokyklos ir tada vienu momentu tiesiog ateina milžiniška žmonių auditorija ir tada aš tokia buvau biški susikaušius vienu momentu, nes nežinojau, dieve, čia man dabar kelti tą patį, ką kėliau seniau, kur aš ten kažkokius vlogus darydavau keistus ir tada pagalvojau,
galvoju, dabar 25 000 TikTok'e, ne TikTok'e, Instagram'e, dabar jau reikia atsirinkti, ką jau keliu. Jo, bet buvo, kad prie tėčio priejo merginos kažkokios, mes sekam jūsų dukrą, tai toks visai mielas dalykas. Jo, bet dar nėra, kad labai atpažįsta, tai nežinau, dar tiksliai negaliu pasakyti, koks jausmas, bet juokinga, kai sako, kad tiktokerė, nes aš nesijaučiu kaip tiktokerė. Jo. O kaip su tuo viešu gyvenimu sulauki kažkokio heito? Taip, būna, dažnai būna. Pačioj pradžioje nebuvo tiek daug blogų atsiliepimų kažkokių. Ir iš tikrųjų ir dabar nėra labai daug, bet tiesiog būna žmonės matosi, kad nepatenkinti kažkokie ar savimi, ar kažkuom, bet visą laiką atsiras tokių žmonių, kurie kažkokį blogą komentarą norės parašyti ar kažką. Tai jo ten sako, kad spiegiu, kad klykiu ir taip toliau, kad mano tragiškas balsas ir tokių Lietuvoje nereikia. Tai... Man įdomu, kaip jie padainuotų. Jo, tai vat, ir tiesiog... Aš kažkaip nėra, kad labai kreipiu dėmesio, nes tikrai yra daugiau kažkokių gražių komentarų, palaikančių. Ir labai aš paskaitau kartais tokias mielas žinutes, taip gerą širdį, kad žmonės taip jaučiasi dėl to dainavimo. Tai vat. O šiaip tu išverti angliškų dainų tekstus į lietuvių kalbą. Čia tavo toks dabar didžiausias turinys. O jau įsijungia tas autovertėjas, kai klausai angliškos dainos ir jau galvoji, kaip skambėtų lietuvių. Taip, jau būna toksai dalykas ir aš kartais važiuoju ten mašinai, pasileidžiu radiją arba šiaip Spotify ten pasileidžiu kokias dainas ir man jau automatiškai eina, čia dabar šitą išverčiu, kažkaip lievai skamba, kažkaip nelabai gerai. Kai kurios labai lengvai išsiverčia, kai kurios labai sunkiai išsiverčia. Jau pas mane galvoje tas automatas yra ir aš negaliu normaliai dainų klausytis, dėl to, kad sugadina tą. Taip, žiauriai. Tada nauja kalba, reikia pradėti dainų klausytis. Jo, tai buvo kažkur pasiūlymas, kad dabar jau iš anglų kalbos iš lietuvių kalbos versti į anglų kalbą. Tai bandžiau kažką Baumilos dainą išversti, bet nepavyko. Dar lietuviškos muzikos nesigadina. Dar gali klausyti. O kuo tu šiaip kasdienybėje užsiemi be dainavimo? Be dainavimo. Kūrimo. Aš mėgstu gaminti kartais, papaišaliot kažkokius dalykus, bet ne megztinio, o tiesiog. Bet šiaip dažniausiai tai būna, kad pratiktokinu. Tiesiog labai ydingas dalykas. Aš tiek daug laiko būdavo praleidžiu prie telefono, tai dabar apsiraminau truputėlį. Bet tai nesunku atskirti, kad tiktokas yra ne vien darbas, bet ir tas kažkoks užsiėmimas, kur kartais per daug laiko praleidi. Tai dabar, kai pradėjau kurti turinį, tai tie socialiniai tinklai tampa gyvenimo dalim tiesiog ir tu pastoviai turi būti, žiūrėti kokie trendai. Vienu momentu tiesiog išjungiau viską, nes atrodė, kad smegenis ištirps nuo tų socialinių tinklų. Tai buvo tiesiog labai toks pliūpsnis per daug visko, per daug stimulacijų kažkokių. Tai va. Šiaip aš manau, šiais laikais daugelis mūsų amžiaus žmonių ir ne tik susiduria su ta priklausomybės nuo telefonų problema. Ir minėjai, kad ir tu ją turėjai, bet kažkaip pavyko išbristi šito dalyko, tai gal pasidalintum, kaip tau tai pavyko? Man padeda tiesiog piešimas ir dainavimas, nes aš tada nebūnu prie telefono. Tai čia mano atsipalaidavimo būdas, bet kiekvienas gali savo dalyką. Tai kažkokį hobį atrast, kuris jums padėtų. Ten galima laipėt sienom kažkokiom bėgiot, nežinau, kažką tokio daryti. Pagal man rodos 25 metų duomenis, influencerė yra labiausiai norima profesija jaunimo. Jo. Ką tu patartum tiems žmonėms, kurie nori būti kaip tu? Tai žmonės, kurie turit kažkokius hobius, būtinai darykit, eikit ir skleiskit save per internetą, gražiąją prasme. Jo, tiesiog darykit tai, ką jūs mylit ir patiks žmonėms tai, ką jūs mylit. Tai ačiū tau. Šiandien podcast'e su tom trim buvo Airė. O jeigu mes jums patikom, komentuokit, laikinkit, dalinkit, subscribe. Balsuokit už mus kaip už galimus podcast'o vedėjas. Ir pažiūrėję podcast'ą, eikit, pabėgiot, palaipėt sienom, atsitraukit nuo socialinių tinklų. Labai ačiū, kad žiūrėjot ir tikimės iki kitų susimatymų. Taip. Viso. Aite.